tiesa dar viena istorija. Jau čia vystėsi gal kokias 3-4 dienas, bet žodžiu, esmė jos tokia yra. Pristojo prie manęs finansiniai sukčiai ir jie pristojo tokiu įdomiu pavidalu. Tai yra, pradėjo Facebook'o anketą kviesti gražios moteris, dažniausiai moteris, panos, dažniausiai rusės. Aš tai draugiškas priemu į draugus visus, nes maža kas gali būti klientas, kas ką. Man sklaida, mano veiklai, viską reklamai, aš taip, dėl to taip ir plėtoju, viską priemu. Ten jau visai kokių ten indienų gal nepriemu, bet iš esmės. Žodžiu. Ir pradedas man rašyti. Standartinis, tipinis braižas, dažniausiai rusų kalba. Aš išversiu lietuvių, nes pasakoju lietuvišką auditorijai. Tai labas, ką tu, kaip tu. Žodžiu, aš jau matau tą braižą kiaurai, bet galvoju, įdomu, kaip čia bus toliau. Žodžiu, atrašau, puikiai, kaip tu, žiūriu toliau, čia, kas vyksta. Iš kur tu? Sakau, aš iš Kauno, bet sakau, dažnai būnu visose miestuose Lietuvos, Australija, Valė. Jo, fainai, aš čia irgi, aš tai iš Vilniaus, bet mano tėvas Baltarusis, ten, o dabar gyvenam Švedijai. Čia toks plius minus toks pavyzdys. Turiu savo grožio saloną, irgi labai gerai gyvenu, čia va ieškau vyro, irgi sėkmingo, tralivalį, žodžiu. Bet man tai reikia, kad vyras investuotų akcijų biržą. Ir viskas, čia tai griuk negyvas, jau šito vietoje padarė klaidą. Nes nepaisant to, aš ten būčiau vienišas, nebūčiau vienišas, bet jau šitą istoriją esu išmokęs turbūt prieš 10 gerų metų. Tik tai ten buvo gerokai kantresnė moteris. Tai jinai mane mėnesį laiko gydė ir tik po mėnesio laiko pasisiūlė investuoti biržą. Ir nepavyko, aišku, nes kažkaip pas mane visą laiką aštrus protas buvo išlaikytas. Bet ką noriu pasakyti, yra labai daug žmonių, kurie užsirauna ant tokio kabliuko. Galvoja, o čia tai fantastika, atėjo gyvenimo sėkmė pas mane, ne, graži moteris rašo su savo grožio salonu, su savo paveikslų galerija, su dar kažko. Pradeda bendrauti, įsivelia ten, jos ten galiausiai siunčia net vaizdo įrašus, ten kai kurios ir nuogais papais, ką jos ten tik nedaro, kad užkabint tave į tą biržą. O tu ateini į tą feikinę biržą ir iš ten aš išsiurbė visus pinigus. Jos už tai matyti irgi gauna kažkokį tai atkatą, nes kaip kurias netgi galima patikrinti Google. Įvedus tiek vardą, pavardę arba telefono numerį, gali rasti, kad iš tikrųjų jų tas verslas egzistuoja, viskas yra gerai. Bet ar tose šalyse jų negaudo niekas, ar čia nieks neužsijama, ar kaip čia yra. Greičiausiai, kad nieks neužsijama čia tiesiog. Nes kas užsijama, tai tas ir pagauna. Matėt, nesenai buvo tyrimas apie internetinius sukčius pas Černiauską. Tai vieną gaują paėmė ir sugaudė kažkodėl. Tai, matyt, arba kažkam rimtam perbėgo kelią, nes ten žmonės palieka, vien mano 2 pažįstami yra vienas 7 000 praradęs, kitas 9 000 praradęs. O kiek yra žmonės apskritai praradę Lietuvoje, tai gali Černiausko tyrimą pasižiūrėti, pamatys. Ten yra baisu. Bet svarbiausia dar, aš jau supratau, kad čia tie vėl finansiniai sukčiai. Šiandien neturim toliau nuotaikos tęsti tenais, bandyti kabinti makaronus, pažiūrėti, kaip toliau elgsis. Nes ta prasme jau matau, kad jau neprofesionaliai elgėsi, nes jau man nuo 4 sakinio jau siūlo į biržą investuoti. Tai jeigu aš jau, kaip sakant,
būčiau tas jo svajonių vyras, tai jau senai visas biržas būčiau susitvarkęs ir senai susinvestavęs tą, ką man reikia, ten, kur reikia, į patikimas, į visas, kaip sakyt, šaltinius, visus fondus ir taip toliau. Tai aš ją iškart rašau. Pašol, nesikeiksiu eterį. Nu, sako, kaip tu, sako, kodėl tu taip kalbi? Ar taip galima su mergina kalbėti, ar taip gražu, ten bando užgrain. Sakau, малолетка, sakau. Ты не слышишь, не понимаешь? Tu negirdi manęs, nesupranti manęs. Pašol. Kol kas nieko neatrašė. Dar kas įdomiausia, tos visos tokios merginos rašančios, jos turi darbo laiką. Jos ten įsijungia tas savo anketas tik tai tam tikrų laikų. Ir jos, bet kai kurios žiauriai profesionaliai dirba. Bent jau ta, kur buvo mėnesį prieš 10 metų prie manęs pristojus. Tai aš, realiai, tą mėnesį aš neįtariau, kad aš bendrauju su finansinė aferistė. Ir jinai turėjo kantrybės. Jinai gerai vyniojo, tiesiog medalį galim aukso padovanoti. Oskarą. Tai buvo puikiai pamoka. Ir tikiuosi šitą istoriją jums irgi bus puikiai pamoka. O kam ne puikiai, tai eikit, padovanokit 10 000. Kiek turit santaupų, tiek padovanokit ir sėkmės.